Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Tai tikra atgaiva širdžiai. Kągi, mėlyjei, mūsų šventė tęsiasi. Ir viskas, bet ta smulkmena jinai padeda mums gynybai, skirkime savo laiko galvojimui apie gynybą ir tai jau yra labai didelis darbas. Aš manau, kad iš tiesų jau labai daug išmoko per tos metus, kada prasidėjo agresija Ukrainoje ir jeigu nedaug vietos mūsų būtų įvykęs panašus konfliktas. Įvairiausi lokatoriai, detektoriai, kameros ir taip toliau, tai siena yra stebima, kamera ruošiamasi, pratybos rodo, kaip pasakyti, Lietuvos teritoriją ir taip toliau. Supratau, tai kaip man daras panašu, kad pamoką išmokom, taip? Taip, aš labai džiaugiuosi, kad pamoką išmokom ir matau, kad žmonės į mūsų vis tiek nebežiūri, visi žiūri į dangų, tai labai ačiū visiems, kas klausėtės mūsų forumą, paplojom kariuomeniai ir žiūrim, kas nusileidžia iš toliau. Dėkojame Pauliui Ramanauskui, Dovydui Pancerovui ir Vimantui Balkūnui, o mūsų šventė tęsiasi ir jau pirmas parašiutininkas. Gerbėmiai, paplokime, parvaluosius šuolius parašiutų atlieka divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos parašiutinio rengimo centro instruktoriai. Pirmasis parašiutininkas jis iššoko iš orlaivio MI, reiškia MI, tai Mi-8 skrendančių 1500 metrų aukštyje. Tai pirmasis parašiutininkas, parašiutinio rengimo instruktorius, vyresnysis seržantas Žydrūnas Mituzas, kariuomenėje tarnauja nuo 98 metų, jis daugkartinis Lietuvos čempionas karinių tarptautinių varžybų prizininkas, atlikęs daugiau kaip 4600 šuolių parašiutų. Dėkojame šventės dalyviams, kurie... Gerbėmiai, su Lietuvos valstybinė vėliava leidžiasi vyresnysis seržantas Sigitas Augustauskas, labai patyręs Lietuvos kariuomenės parašiutinio rengimo specialistas, atlikęs virš 6000 šuolių. Sigitas Lietuvos kariuomenėje nuo 1900 šuolių parašiutų. Įvairiausiose žemės rutulio vietose ir su įvairiausiais parašiutais. Audrius Miečius, daugkartinis Lietuvos parašiutinio sporto čempionas ir rekordininkas. 1991 metais atėjęs tarnauti Lietuvos kariuomenėje kūrė parašiutinio rengimo sistemą ir jau daugiau kaip 10 metį sėkmingai vadovauja parašiutinio rengimo centrui. Istorinė Lietuvos valstybės vėliava šventei gauta tiesiai iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų. Paplokime. Majoras Audrius Miečius. Na ką gerbėmiai,